Ekonominio sunkmečio sąlygomis labai padidėjo socialinių pašalpų gavėjų skaičius. Gyventojų telkimo visuomeniai naudingiams darbams tvarka nuolat tobulinama. Iki šiol pagal minėtą tvarką buvo numatyta žmonių grupė, kuriems nereikėjo atidirbti. Priėmus atitinkamas pataisas ši tvarka pasikeitė. Praeitame savivaldybės tarybos posėdyje buvo pakeista ir pakoreguota gyventojų telkimo visuomenėms naudingiams darbams tvarka. Kas pasikeitė priėmus atitinkamas pataisas, tai yra sugriežtėjo tvarka ir sugriežtėjo prievolės gyventojams gaunantiems socialinės pašalpas ir turintiems atlikti visuomeniai naudingus darbus. Jeigu anksčiau buvo numatyta tam tikra žmonių grupė, kurie gauna pašalpas, ten turim iš tikrųjų nemažai ir tvarkoje numatyta išimčių, kam gaunantiems pašalpas, kam nereikia atidirbti. Tai studijuojantiems, neįgaliesiems, pensininkams, besilaukiančiams moterims, daug mažamečių vaikų turintiems tėvams, bet tie, kurie yra darbingi ir kurie pagal tvarkos aprašą privalo atlikti visuomenį naudingus darbus, tai buvo numatyta, kad atitinkama valandų skaičių turi atidirbti ir jeigu netidirba, tai piniginė pašalpa pervedama į kortelės, tiksliau mokama ne piniginė forma, o eina į parduotuvę ir tada tik tai gali paimti prekinis. Po patikslinimo pasikeitė tai, kad dabar, jeigu žmogus gaunantis socialinę pašalpą neatidirba numatytą dienų skaičiuje, galiu paminėti, kad jeigu pašalpa vienam asmeniui yra iki 350 litų, tai jisai turi atidirbti 24 valandas per 3 mėnesius. Jeigu gauna 700 litų, tai šeima tai turi atidirbti 72 valandas per 3 mėnesius. Čia valandus skaičius yra skaičiuojamas pašalpos skirimo laikotarpiu, tai yra 3 mėnesiams. Ir jeigu jis šių valandų netidirba ir socialinės paramos skyrius, ar tai seniūnijos specialistas, ar savivaldybės administracijoje socialinės paramos specialistas negauna iš seniūno informacijos, kad konkretus žmogus neatėjo ir netidirbo, tai tokiu atveju tai šeimai arba tai tam žmogui gaunančiam socialinę pašalpą yra nutraukiama mokėti kompensaciją už karštą vandenį ir už būsto šildymą ir taip pat nebemokama socialinė pašalpa. Socialinė pašalpa nemokama asmeniui, jeigu jisai gyvena vienas, o jeigu gyvena su mažamečiais vaikais, tai vaikams pašalpa ir toliau bus mokama, nes vaikams jau jos nenutrauksim, bet suaugusiems taip pat yra nutraukiama. Tai reiškia, jeigu šeima gaudavo 700 1050 litų ar ten daugiau socialinės pašalpos ir jeigu netidirba, tai tokiu atveju jinai sumažėja. Ta suma, nes suaugę šeimos nariai, jie socialinės pašalpos negaus, gaus tik tai vaikai, tą dalį, kurią jiems priklauso. Tai iš tikrųjų šitos sugriežtintos sąlygos, manau, šioje vietoje atsirado ne šiaip sau, iš tiesų turim pavyzdžių ir kitose savivaldybėse, kurios organizuoja, įveda dar griežtesnės, nes iš tiesų matom, kaip tam tikrais atvejais ir piknaudžiavimą socialinėmis pašalpomis, kaip yra netgi ir tokių atvejų, kada iš tiesų žmonės turėdami nelegalius darbus, gyvendami namuose ir važinėdami su tikrai prabangiom mašinom atvažiuoja susitvarkyti kompensaciją už būsto šildymą, ar tai dar papildomai gauti ir piniginę paramą. Tai tikėdamiesi, kad tokių piknaudžiavimų bus mažiau, tai ir savivaldybės taryba ir priėmė atitinkamas pataisas dėl visuomeniai gyventojų telkimo visuomeniai naudingiams darbams tvarkos aprašo. Visuomeniai naudingiams darbams priskiriami nesudėtingi nuo metų laiko priklausantis darbai. Sniego valymas žiemą, šienavimas ir valymas pavasarį, vasarą ir rudenį medelių sodinimas, paplūdimių, paupių tvenkinių pakraščių tvarkymas, šiukšlių rinkimas, aplinkos prie visuomeninių naudojamų patalpų tvarkymas. Pagal seniems ir neįgaliems asmenims kiti žmogaus gyvybė ir sveikatai pavojaus nekeliantys ir specialaus pasiruošimo bei kvalifikacijos nereikalaujantis darbai. Kokie turi būti atliekami darbai, nusprendžia atitinkamos seniūnijos seniūnas. Kadangi šiuos visuomeniai naudingus darbus organizuoja
ir gyventojus telkia atitinkamos seniūnijos seniūnas, tai būtent seniūnijos arba atsakingas darbuotojas, ar pats seniūnas pasitelkdamas seniūnaičius ir nusprendžia, kokie tai dienai būtų reikalingi darbai. O mieste, sudarydamas asmuo sutartį su miesto seniūnu, mes esame įvedę tokią tvarką, kad jis siunčiamas į konkrečią biudžetinę įstaigą. Esame apkalbėję su administracija ir nusprendę, kad tie asmenys, kurie gauna didesnę socialinę pašalpą, tai aišku, tada jiems reikia ir atlikti ir ateiti visuomenei naudingų darbų atlikti daugiau dienų, tai jie yra siunčiami, sakykime, ir jų darbą prižiūri ir organizuoja Jonavos paslaugos, o tie asmenys, kuriems į mėnesį reikia atlikti būtent tos visuomenei naudingus darbus 2 kartus per mėnesį, 4 dienas per mėnesį, tai jie tada siunčiami tas, kaip ir minėjau, mūsų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigas. Vyksta pas šių darbų organizatorių sudaryti sutarties atlikti visuomenei naudingus darbus, nepraneša ir nepateikia pateisinamų dokumentų apie neatvykimo priežastis, laikoma, kad jis atsisakė atlikti visuomenei naudingus darbus ir jam pašalpa nebus mokama.